Kaip draugavo katė su pele. Kartą katė susipažino su pele, susidraugavo su ja ir tiek jai prikalbėjo apie savo meilę, jog ta sutiko drauge gyventi ir šeimininkauti. Reikia mums pasirūpinti žiemai maisto, tarė kartą katė. Tik tau, pelyte, pavojinga eiti iš namų, gali dar ir spąstus įkliūti. Pasakyta, padaryta. Ir nupirko puodą taukų. Nusipirkusios jos nežinojo, kur tuos taukus dėti. Galvojo ir galų gale katė tarė: aš nerandu geresnės vietos puodui paslėpti, kaip bažnyčioje po altoriumi. Ten niekas jo nelies. Mes pastatysim jį po altorium ir ragausim tik tada, kada ateis didelė bėda. Puodas buvo pastatytas geroj vietoj, bet netrukus katytė panoro pasmuguriauti ir sako pelei: štai ką aš tau pasakysiu, pelyte. Kviečia mane draugė į krikštynas. Gimė jai sūnelis, baltas su geltonais taškeliais, ir aš turiu būti krikšto motina. Leisk man šiandien išeiti ir pašeimininkauk viena. Gerai, atsakė pelė. Keliauk sveika, tik nepamiršk ir manęs, parnešk krikštynų ragaišio. Tačiau tas viskas buvo netiesa. Katė neturėjo jokios draugės ir niekas jos nekvietė į krikštynas. Ji nubėgo tiesiog į bažnyčią, prislinko prie taukų puodo, ėmė laižyti ir nulaižė visą paviršių. Paskui užlipo ant namų stogo, išsirinko patogią vietelę, išsitiesė prieš saulę ir, minėdama taukus, šluostėsi kojytę savo snukelį. Tik vakarop grįžo ji namo. Sveika, katyte, tarė pelė. Ar smagu tau buvo? Viskas puiku, atsakė katė. Kuogi vardu vaikas, paklausė pelė. Paviršėlis, tarė visai ramiai katė. Paviršėlis? Sušuko pelė. Labai keistas vardas. Ar jis iš kartos į kartą eina? Ką čia daug sakiniesi, atkirto katė. Jis nei kiek neprastesnis už duonvagius, kaip vadinami tavo krikštavaikiai. Po kiek laiko katė vėl įsigydė palaižytų taukų. Pelyte, būk gera, pažiūrėk viena namus. Antrą kartą esu kviečiama krikšto motina. Vaikas toks gražus, su baltu perkakliu aplinkui, o jokių būdų negaliu atsisakyti. Geroji pelytė sutiko, o katė apsisukusi miesto sieną vėl įlindo į bažnyčią ir suėdė pusę puodo taukų. Tik tas ir gardu, ką pati suvalgai, tarė jis sau ir labai džiaugėsi savo elgesiu. Namie pelė jos paklausė: kuogi pakrikštijot vaiką? Vidurėlis, atsakė katė. Aure, kaip Vidurėlis? Tokio vardo dar nesu girdėjus. Man rodos, kad jo ir kalendoriuje nerastum. Netrukus katė vėl atsiminė taukus ir jie ėmė varvėti seilės ir jis sako pelei: štai, trečią kartą mane prašo būti krikšto motina. Vaikelis visas juodas, tik letenėlės baltos, o daugiau nei vieno balto plaukelio. Tas tik kartą per 2 metus atsitinka. Tu mane tikiuosi leisi. Paviršėlis, vidurėlis, kalbėjo pelė. Tokie keisti vardai, jog nenoromis imi kažką galvoti. Lindi visados namie tu su savo pilkai tamsiais drabužiais, atsakė katė, ir įsiminė visokių niekų. Pelė pradėjo ruošti namus, o katė tuo tarpu pabaigė ėsti visus taukus. Tik tuomet ir smagu, kada esi viską suvalgiusi, tarė jis sau viena ir išpūtusi parsvyravo namo. Kaip tik jis sugrįžo, pelė ėmė klausinėti, ko vardu trečias vaikas. Jis tau irgi turbūt netiks, atsakė katė. Jis vadinasi Pagrandėlis. Pagrandėlis? Nusistebėjo pelė. Tai baisiai įmantrus vardas. Knygose tokios niekada nesu mačiusi. Pagrandėlis. Kągi jis galėtų reikšti? Pakraipė į galvą, susirietė į kamuoliuką ir užmigo. Nuo to laiko niekas daugiau nebekvietė katės į krikštynas.
Kada atėjo žiema ir apie namus nebegalima buvo jokio maisto gauti, Pelė atsiminė taukus ir tarė: Katyte, einam pažiūrėti mūsų taukų, kur padėti bažnyčią, dabar jie mums labai pravers. Žinoma, atsakė katė, jie tau taip pat patiks, kaip patiktų iškišus pro langelį ploną savo liežuvėlį į šaltį. Jos susiruošė kelionę, nuėjo į bažnyčią, puodą rodo toj pačioj vietoj, bet jis buvo visai tuščias. Tarė Pelė, dabar suprantu, kas čia yra. Dabar man aišku, kokia tu gera mano draugė. Bevaikščiodama į krikštynas, tu susprogai visus taukus. Iš pradžių paviršių nulaižei, paskui vidurį suėdei, o galop. Ar nenutilsi, suriko katė, dar vieną žodį ir tavęs nebebus. Vargšė peliukai nebesusilaikė ir pasakė, pagrandėlis, tik ištarė tą žodį, katė strikt prišokė prie jos, pagriebė ir prarijo. Štai kaip esti šiam margam pasauly.